užimtumo centre vyko savivaldybės kultūros ir sporto skyriaus surengtas susitikimas. Vienas iš jaunimo mėnesio renginių, kurio metu jaunuomeniai pristatytos savanoriavimo sąlygos ir galimybės Lietuvoje ir net Biržuose. Atvykom iš Kauno, iš organizacijos Patrija, organizacijos dirbančios su jaunimu. Ir šiuo metu mes darbuojamės su jaunais žmonėmis, kurie nori savanoriauti Lietuvoje. Ir šiandien čia kaip tik ir pristatysim galimybės dalyvauti jaunimo savanoriškos tarnybos programoje, kuri yra skirta jauniems žmonėms nuo 16 iki 29 metų, nedirbančiam ir nesimokančiam jaunimui. Tai net ir pačiuose Biržuose jau yra žmonių, kurie savanoriavo ir baigė šitą programą, kurie dar domisi ir norėtų įsijungti. Tai mūsų misija tokia šiandien ir yra, tiesiog susitikti su Biržų jaunimu, pasikalbėti apie tas galimybės, apie jų norus. Dalyvavimas savanorystę skatinančiuose projektuose naudingas tiek savanoriams, tiek įstaigoms ar organizacijoms priimančioms savanorius. Kas yra svarbu šitam projekte, tai yra suprasti, kuo tai yra naudinga pačiam savanoriui ir organizacijai. Tai gal pradedant nuo organizacijų, kad jos dar turi galimybę akredituotis, tai reiškia, kad net ir Biržuose organizacijos, kurios dar tik išgirsta apie šį projektą, gali dalyvauti tame projekte. Tai nauda yra tai, kad ne tik pagalbininkas, bet tas pagalbininkas projekto dėka atsineša tam tikrą pinigų sumą, kuri yra skirta būtent savanoriškai veiklai. Tai reiškia, kad kaip mokykloje yra krepšeliai, tai čia irgi yra krepšelis. Ir tas naudinga, kad organizacijai realiai reikia sudaryti tiesiog sąlygas veiklai ir aišku tą erdvę, kur žmogus galėtų pasireikšti ir mokytis. Šiuo atveju žmogus jisai gali įsigyti priemonių savo savanoriškai veiklai ir kompensuojamos šios išlaidos. Kas yra dar svarbu pačiam savanoriui, tai yra, kad šita tarnyba sudaro sąlygas irgi gyventi ir išgyventi, kitaip tariant, kas yra labai aktualu žmogui, kuris šiuo metu nedirba ir nesimoko. Tai yra, jeigu žmogus yra neregistruotas darbo biržoje, jam kompensuojamas privalomas socialinis draudimas. Savanoriauti jis turi ne mažiau nei 4 valandas per dieną. Ir už kiekvieną valandą jinai yra įkainota, tai reiškia, žmogus gauna mėnesio pabaigoje tokius maisto pinigėlius. Ir tai yra šiek tiek finansų išsilaikyti. Ne tiek daug, bet pakankamai, kad pragyvent. Ir kitas dalykas, kas yra svarbu, tai yra kiekvienas savanoris, jis gauna netgi 3 mokymus, kurie yra orientuoti būtent, kad žmogus galėtų grįžti arba į švietimo sistemą, arba grįžti vėl į darbo rinką, arba netgi pradėti dirbti. Tai yra profesionalūs mokymai, kartą per mėnesį vyksta, nes savanorystė šiame projekte 3 arba 6 mėnesiai. Šiuo atveju projektas vyks iki spalio 30, tai dar yra laiko pasavanoriauti ir naudotis visomis galimybėmis. Ir dar svarbus dalykas, tai yra kompensuojamos kelionės išlaidos. Jeigu žmogus yra iš kito miesto, pavyzdžiui, šiuo atveju nori savanoriauti Biržų mieste, bet yra iš rajono, ar ne? Tai jam kompensuojamos išlaidos. Taip pat, aišku, kelionės išlaidos į mokymus yra visiškai kompensuojamos ir mokymuose apgyvendinimas taip pat. Pavyzdžiui, mes turėjome savanorių iš Pasvalio ir jie savanoriavo Biržų rajone. Tai jie turi netgi galimybę, kad jiem kompensuotų pragyvenimą. Jeigu čia turi vietą, kur apsigyventi, tai kompensuojamos visos tiek nuoma, tiek komunalinės išlaidos. Savanoriavimas tapo puikia galimybė savirealizacijai. Susiradau daug naujų draugų, praplėčiau akiratį, įgijau žinių, pasakojo keletą mėnesių Biržų savivaldybės administracijoje savanoriavęs jaunuolis. Tai renginių įgarsinimas, diskotekų vedimas jaunimui. Man labiausiai patiko savanorių mokymai. Labai įgijau daug naudingų žinių apie savanorystę, susiradau labai daug draugų, praplėčiau akiratį. Biržuose yra keletas organizacijų, kurios dalyvauja savanorystę skatinančioje veikloje. Aišku, daugiausia socialinės rytis, tai ir dienos centras, kuriame galima dirbti su vaikais, tai yra ir vaikų globos namai, taip pat socialinių paslaugų centras, kuriame galima dirbti su pagalba būtent seniems žmonėms, taip pat turi ir padalinių Vabalninke. Vabalninke tada yra gimnazija, kurioje irgi galima prisidėti prie
renginių organizavimo, gal čia tas aktualiausia ir įdomiausia, tada ir jaunimo erdvėje taip pat savanorių jau turėjo, tai toliau gali turėti. Taip pat su neįgaliaisiais galima dirbti. Tai čia būtų gal pagrindinės organizacijos, bet kaip ir minėjau prieš tai, kad tos organizacijos, kurios vis dar nori toliau dalyvauti, nes projektas bus tęstinis, jisai pereis po kitų didelių projektų, bet netgi vyks iki 2018 metų. Savanoriu gali tapti kiekvienas jaunas asmuo, nesvarbu, kokia būtų jo patirtis, amžius, religija, politiniai įsitikinimai ar kitos sąlygos. Kiekvienas gali rasti tą veiklą ar sritį, kurioje veikdamas padėtų kitam, sakė Patrija savanorių centro atstovė. Ir tie jauni žmonės turėtų būti nedirbantys ir nesimokantys ir būti nuo 16 iki 29 metų. Tai yra vieninteliai kriterijai, pagal kuriuos žmogus gali tapti šitos programos dalyvių. Tačiau svarbu žinoti ir suprasti, kad savanorystė atvira tikrai visiems ir galima savanoriauti nebūtinai pagal kažkokią konkrečią programą, tačiau prisidėti prie visuomenės gerovės kūrimo savanoriaujant ir be programos tiesiog organizacijos, kurioms reikia pagalbos ir žmonėms, kurie nori savo laisvą laiką, energiją, laisvą valią skirti tiems užsiėmimams, padėti organizacijoms, jie tikrai gali tą daryti. Visi susidomėję savanorystę išsamesnė informacija ras internetinėje erdvėje Europos savanorių tarnybos svetainėje.